Normaliai, bet žiūrėk, pas tavai išrašyta buvo daugiau keiksmažodžių. Šiaip jau nei tu vartoji. Kodėl tu išbraukėjai? Aš tau turiu priekaištų, kai režisierius, kodėl tu išimi keiksmažodžius? Kodėl tie priekaištai po filmavimo? Aš paėmiau dar tokį, mes turėjom su savim projektą, kur irgi buvo daug keiksmažodžių, kur aš irgi Vytas tiek eikis ir aš jeigu dar pridėsiu, tai 2 keiksmažodžių. Tai ir šitam seriale aš nusprendžiau, kad reikia biškių mažinti. Nes aš žinojau, kad tu tikrai juos didinsi. Nes pas tavę surašyta va ten 1, 2, bet ne, tu varysiu dar daugiau, reikia dar daugiau. Bet organiškumo, aš atsimenu apie tą projektą, kur mes kartu filmavomės. Aš atsimenu, kad aš priėmiau tai kaip challenge, nes vėlgi režisierius leido tada keiktis ir aš pamenu, tu gulėjai ant žemės nušautas, ar ten tiesiog nužudytas, gulėjai ant žemės. O aš tada jau prisiminiau kaip challenge ir man ten buvo keletą žodžių, aš nežinau. Ir aš sakau, jį buvo šnahui ir matau, kai Sieras gulė ant žemės ir pilvas juda. Jo, tai aš dabar supratau, apie ką tu norėjai tiesiog kompensuoti tą visą. Taip, aš savo keiksmažodžius šitam seriale atidaviau tau.